Labą dieną visiems, aš pristatau savo partnerę Nataliją Balkus, kuri savo nuostabias žinias sutinka pasidalinti su mumis ir Natalija aktyviai dalinasi informacija, kaip naudoti produktus, apie jų sudėtį ir aktyviai kuria komandą, todėl man visą laiką labai smagu išgirsti jos žinias, kurios tikrai ne kiekvienas turi tas žinias. Tai atidžiai klausome ir šiandien kalbėsim apie mūsų unikalų produktą Sunrise. Tai Natalija, žodis tau ir įrašas jau įjungtas. Labas vakaras visiems. Šiandien ir man, ir jums bus labai svarbi tema. Tai yra unikalus mokslininkų sukurtas gamtos vaistas, kuris, aš manau, kad tai yra aplamai mūsų viso filosofijos, sveikatingumo filosofijos, kuri būtent pagrindas ir yra Sunrise. Kodėl aš vartoju tokius žodžius kaip gamtos vaistai, gamtos vaistas, dėl to, kad mūsų Yes Global produktai, kurį gamina Yes Global, prilygsta efektyvumu kaip vaistai. Bet, yra viena bet, kadangi tai yra nesusintetinta, čia yra iš gamtos padarytos ištraukos, koncentratai, veikliosios medžiagos, tai saugumas 100%, veiksmingumas kaip vaistų ir plus nėra jokių pašalinių blogių poveikių, kokių turi visada sintetiniai vaistai. Tai yra esminis dalykas. Ta prasme, kad sudėti yra ingredientai, kurie galima pavadinti veikliosios medžiagos. Aplamai, jeigu kalbėt apie pagrindinį principą, kurie išgrynino kompanija Yes Global, principas, kaip pagerinti sveikatą, be abejo, tas principas pagrindas yra 1000 metų patirtis žmonių, kurie sukūrė būtent tokią rytų medicinos sistemą, kurie žiūri į žmogų kaip į sistemą, ne kaip maišą su organais, su širdim, kepenim, inkstai ir taip toliau ir toliau. Tai tiesiog yra požiūris į mūsų organizmą, į žmogų, kaip netgi į visatą, kaip į kosmosą. Ir ta patirtis 1000 metų, žinokit, būtent ir įsikūnyta mūsų kompanijos Yes Global gamtos vaistuose. Tai ką žmonija 1000 metų nori pagerinti, kokios problemos kiekvienas žmogus per savo gyvenime turi, kokie troškimai yra pas žmoniją. Tai visa pirmiausia, tai yra senėjimas, senėjimo problema, kuri, deja, kiekvieną palies arba paliečia, arba jau įsisenėjusi problema, bet kas yra gerai, kad mes visi žinom, kad mes kažkada mirsim. Tai yra neišvengiamas dalykas ir jeigu mes suprasim, kad mes nemirtingi, tai kitaip mes pradėsim žiūrėti į mūsų gyvenimą, pradėsim vertinti kiekvieną dieną ir vertinti tą kūną, kurį davė mums gamta ir pradėsim puoselėti šitą kūną.
Tai va, senėjimo problema tai yra viso pasaulio problema. Toliau, kokia dar problema kamuoja visą žmoniją, tai yra be abejo svorio kontrolė. Svorio kontrolė tai yra ta problema, nuo kurios ir prasideda viskas. Ir širdies, ir kraujagyslių, ir diabeto negalavimai, viską absoliučiai, kas susijęs su svorio augimu arba atvirkščiai mažinimu, tai yra žmonijos problema. Toliau, psichinė sveikata. Psichinė sveikata tai yra irgi viena iš pagrindinių problemų, kuri sprendžia žmoniją jau 1000 metų. Vyrų, moterų, šeimos sveikata irgi tai yra globali problema. Priklausomybė, globali problema. Atsiprašau, grožis, tai yra ne problema, tai yra troškimas. Bet tas troškimas pas mus jau išaugo iki industrijos, tai yra netgi ir psichologinė problema. Ir, atsiprašau, ir be abejo, kiekvieno žmogaus troškimas yra daugintis. Tai reiškia, vaisingumas irgi žmonijos problema. Žinokit, viską galima pagerinti. Yra labai daug kelių, yra daug priemonių. Yra priemonių, kurie pagalba mes galim pagerinti kažkokius, nuimti simptomus. Yra priemonės, kurie tiesiog veda labai ilgas kelias, kol mes pasieksim rezultatą. Bet šiandien tai yra nuostabi diena, kada aš galiu jums tiesiog papasakot apie produktus, kurie gali sutrumpinti tą kelią iki sveikatos atstatymo, gali sutrumpinti ir padėti žmonėm, visiems žmonėm, ko aš labai linkiu, visiems žmonėm absoliučiai, ne tik tai atsikratyti simptomus, bet ir atsikratyti priežastį, dėl ko tie simptomai atsirado. Ir tomis skiriasi mūsų kompanijos gamtos produktai, kad į žmogų žiūrima kaip į sistemą. Ir labai paprastas dėsnis, sistema gali išgydyti tik tai sistemą. Dėl to, kad pas mus mūsų sistema, tai yra 3 produktai, 3 gamtos vaistai. Vienas iš jų yra žarnyno ir virškinimo sistemos kompleksas, nuostabus vaistas, kuris atstatinėja mūsų pagrindą, padeda mūsų mikrobiomam geriau dirbti, tai yra mūsų broliai ir seserys, ir 2 kiti produktai, tai yra Sunrise ir Sunset, tai ką veikia nakties metu ir dienos metu. Šiandien mes kalbėsim apie Sunrise. Aš jums įrodysiu, aš jums parodysiu esminį skirtumą tarp mūsų gamtos vaistų veikimo ir netgi ir filosofijos, ir fiziologijos, ir chemijos atžvilgių nuo visų absoliučiai kitų produktų, maisto papildų ir taip toliau, kurie be abejo gyvuoja visam pasaulyje, pardavinėjasi, vieni geriau, kiti blogiau, bet esmė ta, kad mes skiriamės, mes unikalūs, mes veiksmingi, mes tikslingi ir mes būsim laimingi. Man labai patinka aplamai kalbėti apie veiksmingumo visos mūsų sistemos, apie tą filosofiją, kaip pavyzdys su
kitom priemonėm, kurie daro mūsų organizmą sveikesnį. Čia įsivaizduokit, jūs turbūt žinot, kad kas pasaulyje pardavinėjasi labiausiai, kad tai yra multivitaminai, tai yra omega 3, tai yra vitaminas D, tai yra magniai, kalciai, kolagenas ir kreatinas. Čia yra topas, topo viršūnė visam pasaulyje. Įsivaizduokit, kad tas topo viršūnė visam pasaulyje, kad tai yra kūras. Brangus kūras, pigus kūras, veiksmingas, labai prabangių ir tokių senų kompanijų, nesvarbu, bet tai yra kūras. Įsivaizduokit, kad mes tai yra mašina, automobilis. Iš tikrųjų taip ir yra. Mes važiuojam, mes einam, mes judam greičiau, lėčiau, geriau ir taip toliau. Taip ir automobilis. Jis važiuoja ir aišku, su laiku vyksta kokie procesai. Tai mes senstam, mūsų detalės pradeda dėvėtis, ratai pradeda, kaip razvalkalios vadinasi, skirtingos pusės ir labai daug atsiranda problemų dėl nusidėvėjimo. Ir pagrindinė problema ir tradicija šiuolaikinio medicininio aplamai požiūrį į sveikatą, kad automobilis, jeigu mes norim, kad automobilis važiuotum greičiau ir geriau, reikia pilt į tą automobilį kuo brangesnį kurą. Taip ir dažniausiai taip ir yra. Visų kompanijų požiūris toks, kuo brangesni vitaminai, kuo brangesni, kuo veiksmingesni mineralai, omega 3, vitaminų B grupė. Bet niekas nepadės automobiliu, jeigu mes nenuvažiuosim į autoservisą, jeigu mes nepadarysim techninio aptarnavimo, jeigu mes nepagerinsim tą būklę. Tai va, mylėjai, būtent tai ir daro Yes Global. Gamtos vaistai efektyviai ir greitai atstatinėja mūsų mechanizmus ir mūsų mechanizmas pradeda greitai ir efektyviai veikti. Jam nereikia pašalinių kažkokių jau multivitaminų, dar kažko. Tai galima visą sąrašą tą sudaryti. Tiesiog užtenka tada organizmų, kada jis atnaujintas ir suderintas, jam užtenka paprasto, normalaus, maistingo, kokybiško maisto. Aš nekalbu apie McDonald'sus, aš kalbu apie maistą, o ne apie užkimšimą. Tai va, tai dabar aš labai lėtai prieinu prie mūsų pagrindinės temos. Šiandien aš kalbėsiu apie Sunrise. Tai yra galingiausia, tai yra nuostabiausias vaistų, gamtos vaistas, kuris, iš tikrųjų, būtent dėl to Sunrise, būtent dėl to gamtos vaisto, kada aš pamačiau tą sudėtį, aš atsidūriau čia. Kodėl? Aš šiandien nepasakosiu jums aplamai apie sudėtį. Jūs visi galite, ir netgi ir paveiksliukų yra, ir obuoliukai kažkokie, ne kažkokie, trumpai pasakysiu, visokių vaisių yra, visokių yra gražių paveiksliukų, jūs visi mokat skaityti ir visi jūs galit sužinoti, kas ten yra viduj, kokia sudėtis. Tik tai galiu pasakyti porą žodžių apie pagrindinius ingredientus. Visų pirmiausia, tai yra šveicarų
Fitacel du ingredientai, tai yra kamieniniai ląsteliai, kurie išgauti šveicarai. Šveicarų yra technologija, šveicarų išradimas, iš šveicarų patentas, kurie išgauti iš obuolių ir vynuogių. Toliau, kas ten dar yra tokio nuostabaus? Be abejo, tai yra liutagen zetagen. Liutagen zetagen, zeagen, atsiprašau, tai yra nuostabus derinys, kuris apsaugo, atstato mūsų pagrindinį pažintinį organą, mūsų akis. Žinot, yra pastebėjau jau, kad man labai retai reikia tų akinių. Nu, iš tikrųjų veikia. Iš tikrųjų veikia. Tai va, dar vienas superinis ingredientas, apie kurį aš galiu kalbėti ir irgi dėl kurio aš atėjau ir sėdžiu čia ir dabar pasakoju apie tai, tai yra spermidin. Spermidin tai yra tokia veiklioji medžiaga, kuri sukelia mūsų organizme autofagiją. Autofagija tai yra, nu, bukvaliai tai yra šiukšlių valgymas. Mūsų organizmas sugeba suvalgyti visus toksinus. Jūs turbūt galvojat, kad toksinai pas mus išeina su šlapimu, dar su kažko. Ne, toksinai pas mus arba per prakaitą išeina, tai yra 50%, jeigu mes prakaituojam per limfą, arba neišeina iš organizmą, o tiesiog organizmas pats suvalgo tos toksinus ir iš to šiukšlių gamina naujus baltymus, proteiną. Tai vot kas tai yra autofagija? Autofagija sukelia natūralus organizmo stresas, kuris vadinasi badas. Trumpalaikis badas, būtent tai yra puikiai priemonė būtent išvalyti savo organizmą. Jeigu tokios galimybės nėra, arba yra ta galimybė, jeigu ant jūsų staliuko jūs turit padėtą Sunrise pakelį, jūs galit lengviau tai padaryti ir tiksliau, dėl to, kad mūsų sudėty, Sunrise sudėty yra ta medžiaga, spermidinas, kuris sukelia būtent tą efektą, kad organizmas pradeda valgyti šiukšlės ir gaminti naujus baltymus. Tai reiškia, kad galima sumažinti baltymų proteinų porciją ir neteršyti savo organizmą, jeigu jūs vartojat per daug baltymų. Toliau, ką aš dar galiu pasakyti? Jūs turbūt jau supratot, kad Sunrise pagal pavadinimą tai yra dienos gamtos vaistas, kuris tiesiog privalo apsaugot mus nuo žalingų saulės spindulių, kuris privalo atstatyti mūsų odą dėl to, kad būtent Sunrise Fitacel, šveicariškas ingredientas, būtent užsiima mūsų grožiu, būtent šitas ingredientas iš obuolių ir vynuogių sugeba apsaugot mus nuo žalingų saulės ultravioletinių spindulių. Tai reiškia sustabdyti senėjimą. Kodėl būtent dienos produktas, tiek daug aš apie tai kalbu, kodėl aš čia dainuoju jums tokią fanfarus, tokią odę, būtent apie šitą produktą ir labai, iš tikrųjų labai daug emocijų būtent dėl to produkto, dėl to, kad Sunrise sudėty yra nuostabi medžiaga, kuri vadinasi nikotinamido
monokleotidas. Trumpai, tai tiesiog sutrumpintas pavadinimas, tai yra NMN, nikotinamido mononukleotidas. NMN. Būtent dėl šitos medžiagos aš atsiradau čia. Kada aš pamačiau ant dėžutės tos 3 raidės NMN, tada sakau, jau įdomu, pažiūrėsim. O kodėl? Dėl to, kad jau porą metų aš atskirai naudodavau prieš tai būtent šitą medžiagą, su kokiu tikslu atjauninti savo organizmą, atstatyti savo grožį. Man 58 metai. Be abejo, galima ir geriau, ir kiekvieną dieną eina